Tai prasideda nihilizmu. Filosofija, kad gyvenimas neturi prasmės, o šis pasaulis yra be jokios priežasties ir šiek tiek šokių neprivers nusileisti absoliučiai meiliai. Staiga egzistencializmas darosi populiaresnis. Pagrindinė mintis yra, gerai, galbūt mes nesame čia dėl dieviškų priežasčių, o pasaulis neturi absoliutaus tikslo, bet tai yra puiku, nes tai reiškia, kad jūs neturite pančių nei dievams, nei karaliams ir visų pirma jūs nesate tik darbuotojas, pilietis ar skaitmeninis bastūnas, o žmogus. Žmogus reiškia, kad kiekvienas sprendimas priklauso tik nuo jūsų, bet taip pat reiškia, kad niekas negelbėja ir svarbiausia, niekas iš tikrųjų nėra atsakingas ir šiandien nesunku to nepajausti. Ar apsižvalgėte, kur šiandien yra tikri suaugę? Milijonieriai neatrodo, kad yra labai laimingi. Politikai neatrodo tokie švarūs ir nesugadinti. Ir aš asmeniškai nežadu klausyti gyvenimiškų patarimų iš tų, kurie atrodo kaip šachmatų figūrėlės. Anarchijos grožis yra tai, kad nors žmogus ir gali pats sukurti prasmę, tačiau gyvenimas nėra padarytas kažkam, o tas kažkas, kuris jį ir daro. Albertas Camus gali turėti kitokių minčių, nors prancūzų Alžyro mąstytojas, kuriam iš pradžių buvo lemta būti futbolininku, kol nesusirgo tuberkulioze, sutiko su kai kuriomis egzistencializmo diagnozėmis, bet nesutiko dėl vaistų, kad esame palikti laisvei, kurią jie suteikė. Tikroji problema yra ta, kad mes esame mašinos, ištroškusios prasmės, tačiau lemta jos ieškoti visatoje, kuri vis dėlto yra žiauri, nenuspėjama ir matyt, visiškai apatiška mums, nes mes būsime lamdomi, traiškomi ir išsiųsti visam laikui, kol tikriausiai niekada nesuprasime, dėl ko viskas buvo. Taigi Camus argumentavo, jog galimi tik 3 veiksmų variantai tokioje situacijoje. Pirma, kai atsisakome žaisti šį žaidimą, nutraukiant gyvenimą. Tik prašau, nedarykite to. Antra, tikėjimas kažkuo, kas kažkur turi prasmę, tai gali būti bet kas, nuo tikėjimo dievybę iki prieš priimant svarbius gyvenimo sprendimus konsultuojantis su jūsų vaikystės lėle, vardu Izolda. Arba trečia, absurdizmas, visiškas šios, mūsų absurdiškos situacijos pripažinimas ir šio gyvenimo atšiaurumo ir menkumo priėmimas. Dėl to, kad tikriausiai niekada nepasieksime absoliučios tiesos ir tikslo. Ir nepasiduodami nihilizmo liepsnose, o nepaisant to gyvendami maištu prieš pačią beprasmybę. Kaip Camus sakė, vienintelis būdas susidoroti su nelaisvu pasauliu yra tapti pačiam absoliučiai laisvu, kad pats egzistavimas yra tarsi maišto aktas, nes beprasmybės nebuvimas kenkia. Camus tvirtino, kad tai prieštaravimas, kai reikia prasmės, bet jos nesuvokiame, nes nesugebame paleisti paties prieštaravimo. Pavyzdžiui, nuo paauglystės mane kamavo klausimas, kodėl yra kažkas, o ne nieko. Nors mes tikriausiai klausėme, kodėl čia iš viso yra kažkas, arba visata turėjo pradžią laike, arba neturėjo jokios savo pradžios laike, nes laikas greičiausiai yra bepradinis ir begalinis visko konstruktas. Įsivaizduokime, kad viskas prasidėjo nuo didžiausio sprogimo prieš 14 milijardų metų, ir jei tai buvo laiko ir egzistuojančių dalykų pradžia, tada nieko prieš tai negalėjo būti. Pagal apibrėžimą visiškas niekas yra tuštuma ir kaip tuštuma gali sukurti dalykus, net jei ir prieš didįjį sprogimą buvo kažkas egzotiško, pavyzdžiui, kvantiniai svyravimai ar bet kas kita. Gerai, tuomet tai ne niekas, tai jau yra kažkas kitokio ir mes grįžtame prie to paties klausimo, kas buvo prieš tai, ir ano. Ieškodami pirmosios be priežastinės priežasties, kol kažkada tai tiesiog sprogo. Gerai, gal kūryba egzistavo amžinai, tada visata neturėjo pradžios laike, gal didysis sprogimas buvo kita visatų ciklo iteracija. Plečiasi, traukiasi, taip, gerai, bet kaip tai veikia? Gal koks nors keistas bendrosios reliatyvumo teorijos iškrypimas, gal nauja visata susikuria nuo laiko pabaigos. Bet vėlgi, tai neturėtų prasidėti kažkur, net jei išeities taškas yra mūsų ateityje? Kaip gali egzistuoti bet kuri sistema be apibrėžtos pradžios, o jei visata tą ir turėjo, tada ji turėjo kilti iš nieko. Kodėl abi pozicijos atrodo pagrįstai protingos ir vis dėlto visiškai prieštaringos? Dvi prielaidos, kurios savaime gerai veikia, bet nesusiderina, kitaip sakant paradoksas. Ir vargu ar visatos pradžia yra vienintelė tokia, kaip kad materija begaliniai dalijasi arba materija yra galutinai dalinama. Ar galima nuolat pūsti atviras daleles, kol pasiekia stygą, kvarką ar kažką pačiame gamtos dugne, ko nebegalime padalinti? Ir jeigu taip galima, o panašu, kad taip ir vyksta, tai kodėl?
Ar galima tiesiog nulupti visatą kaip atvirą svogūną, dalijamą iki galo žemyn? Ir jeigu taip galima, o panašu, kad taip ir vyksta, tai kodėl? Ir tiesą sakant, o kaip dėl to, kad visi įvykiai jau įvyko ir mes tiesiog turime juos išgyventi, panašiai kaip sėdėdami per filmą, kur rytai jau yra projektoriuje, arba dabartis yra vienintelė tikroji akimirka, kuri praėjo, o ateitis dar neegzistuoja. Bet kuriuo atveju, kodėl, arba visi mūsų pasirinkimai yra nulemti kiekvienos prieš mus buvusios materialios būsenos, nesuteikiančios realaus pasirinkimo bet kur ir su bet kuo. Kaip visą tai atskirti? Taip pat įsivaizduokime, jog vieną dieną galėtume žinoti viską apie tai, kaip veikia pasaulis ir ar galėtume tą dieną būti tikri, kad netrūko kažko, kas nežinotų apie mūsų pačių nežinojimą. Iš kur mes žinotume, kad yra visi vingiuoti žmogiški paradoksai, kodėl geriems žmonėms nutinka baisus dalykai, o blogiems geri. Kasdien susiduriama su tragedijomis be jokio paaiškinimo, ligomis, nepaisančiomis vaistų. Ir būkime sąžiningi, kiti žmonės yra tiesiog stačiagalviai. Kaip gali kas nors taip gyventi su tiek daug nepaaiškintų, atsitiktinių ar visiškai prieštaringų dalykų, kurie neprarastų proto ir nekristų į nihilizmą, kuris neprarastų visos vilties ir priežasties būti tame? Albertas Camus, ne, be abejo aiškiai ten, kur visa tai veda. 1914 metais Ernestas Shackleton ir 27 žmonių įgula pradėjo ekspediciją, savo planą kirsti Antarktiką pėsčiomis. Todėl išplaukė į pietų Atlanto vandenyno pietus. 4,5 žvaigždutės Google apžvalgose dėl kažkokių priežasčių. Jūs rimtai? Ankstyvaisiais 1915 metais slenkant į pietus jie įstrigo ledynuose ir ledas pakankamai greitai sutraiškė laivų patvarumą ir juos nuskandino, ir pakankamai greitai ten jie pasiklydo sušalusiuose nieko laukymėse ir taip jie tarsi gelbėjimosi valtimi ir damiesi per vandenyną kelis mėnesius klajojo pėsčiomis. Kol pagaliau jie priėjo Dramblių salą. Pirmą kartą po 500 dienų nusileido ant žemės. Bet jie vis dar buvo apmirę ir nesulaukė jokios pagalbos. Shackleton ir keli kiti žmonės ėmėsi gelbėjimo pastangų, o likusi įgulos dalis pasiliko. Nenumirti. Shackletonas rado pagalbos ir po 1200 km visi galiausiai grįžo namo gyvi. Nors techniškai ekspedicija buvo ir anksčiau, šiandien ji prisimenama kaip viena didžiausių šiuolaikinio išgyvenimo istorijų, bet kas keisčiausia skaitant apie tai yra, kaip įgula gyveno visus tuos mėnesius, nepakenčiamai šaltai laukdama, kol Shackletonas sugrįš padėti. Nors ir žinodami, kad tai labai mažai tikėtina, jie vaidino vienas kitam juokingus vaidinimus, sukūrė pasivaikščiojimų mėnulio šviesoje tradiciją ir juokėsi. Juokdavosi dažnai ir net 1000 mylių atstumu nuo vienas kito. Ko gero, tuo metu labiausiai izoliuotame žmonių pasaulyje jie vis tiek išlaikė savo žmogiškumą. Alfredas Lansingas rašo, kad kai kuriais atžvilgiais jie taip geriau pažino save. Šiame vienišame ledo ir tuštymės pasaulyje pasiekė bent ribotą pasitenkinimą, pastebėjo, kad jie nieko nenorėjo ir jiems nieko netrūko. Būtent čia ir prasideda absurdas, nes argi mes irgi nesame ant ledo, sušalę ir izoliuoti, argi mūsų nekankina tie patys klausimai, kuriuos kankino įstrigusią įgulą, ar ateis kas mūsų gelbėti, ar mes tai padarysime, ir ką po velnių mes čia apskritai darome. Ar nesame išmesti į šią erą, šiuose situacijose, šiuose kūnuose? Dėl fizikos ir chaoso, biologijos, istorijos ir Dievas žino ko dar, tikimės kažkaip tai išgyventi ir kaip mes tai išgyvename. Būdamas labai prancūziškas, su aistra ir laisvė ir maištaujantis Camus atsako, su aistra siekti džiaugsmo, su laisvė, su ryžtu, bet kuriuo momentu pasirinkti ir toliau gyventi, kad viduje sukurtume viltį, o su revoliucijos dvasia maištauti prieš pačios egzistencijos atšiaurumą ir keistumą. Niekas nesitęs ir galbūt niekada nesuprasime, dėl ko čia šis pasaulis, kam čia esame. Ir tada gyvensime dar intensyviau, ne tik žiūrėsime į bedugnę ir su ją palaikysime nepatogų akių kontaktą, bet eisime darytis lazerinę akių operaciją, kad galėtume žiūrėti dar stipriau. Ir tu manai, kad tu tuščia bedugnė, ką Camus darytų, valgyk, melskis, mylėk. Taip, bet lygiai taip pat gerk, piktžodžiauk, šauk, keikis stovėdamas prie stotelių, imk gitarą į rankas, nesvarbu. Bet tai ir yra laisvės našta, tai ir yra būties svoris, tai ir yra absurdizmas. Galbūt danguje yra šventas stebėtojas, galbūt mes esame ateivių eksperimentas, galbūt tai tik atomai ir atsitiktinumas. Kas gali būti tikras dėl to? Ne mes. Bent jau dar ne dabar, bet mes galime šokti paslaptyje.
Absurdizmas sako, jog viso laiko šokių esmė gimė absurdiškame teatro spektaklyje, kuri neturi jokios prasmės ir maištauja prieš paties jausmo stoką, gyvendama paradokso viduje žinodama, kad galbūt niekada nesupras, kas tai yra ir tai nešios bet kokiu atveju. Drąsa nėra baimės nebuvimas, drąsa yra baimės įvaldymas, tai yra pasakymas savo, kad va, tai mane tikrai gąsdina, bet manau, kad aš vis tiek eisiu į priekį ir vis tiek tai padarysiu. Nors absurdizmas taip pat nėra atsakymas į gyvenimo paslaptis, ar kodėl blogi dalykai nutinka ten, iš kur atsirado visata, arba kaip išgyventi šitą šūdą. Tai tiesiog užduodami klausimai. O Dieve, kas, jei niekada negausime galutinio paaiškinimo? O jei niekada nematysime bendro vaizdo? O jei visą gyvenimą eisime nežinodami, dėl ko viskas? O, žiūrėkit, katinukas. Tai gražus katinukas. O, tai graži diena. Mes gyvi. Tai beprecedentiška ir keista. Ir visiškai šaunu, nesvarbu, ar tai paaiškinta ar ne. Einame alaus?